Man atrodo, kad traukinys stotis nebedarb, viskas uždaryta. Nors gal karts nuo karto čia įdarb kas nors. Rengia. Keista, jeigu viskas yra plėsta. Uždaryta. Niekam nebereikalinga. Nu jau labą dieną. Šiandien vėl esu Latvijoje. Ir šiandien pasivaikščiam po mažą gyvenvietę. Ar kaimėlį, katras vadinas Rūba. Apžiūrėsim traukinį stotį, katrą greičiausiai nebenaudojam. Nueisim iki dvarą. Ten lyg tai yra mokykla. Paskui bandysim nužygiuoti iki aplėstos bažnyčios, katrai apgriovus. Paieškosim pirmos Rūbos bažnyčios vietą. Nueisim iki mokyklos, katrai aplėst. Katru labiausiai norėčiau ir pamatyti, nors ten jau rašo, kad privati valda. Bandysim kaip nors įlėsti. Žiūrėkim, kas gausis iš mum pasivakščiam. Nu kon, pradėkim pasivakščiam. Žodžiu, žiūrėkim, čia pažiūrėt biškį. Ten pamačiau, toks senovų šulinys yra. Teks užėlis, nieks nevakščio. Ai, tik tu, nebelaužom. Žodžiu, bandžiautim papumpauti. Gal kažkoks pasipriešinims ir yra. Gal ir pradėtas vanduo bėgti. Bet nusprendžiau nedraskyti čia. Žodžiu, ant pasiims kuprienį. Ir bandys ją tik nustėlį pasižvalgyti. Kažkaip keista jautus. Vakšydams pamistėlį ton. Net nežinau, ko rėti, ko žvalgytis. Bet nu viskas. Žodžiu, varau iki dvarą. Ten dabar ir mokykla ar kažkas tokį. Pasižvalgysim ten. Ten didelis parkas. Iš palydau matus, kad ir kažkokių dar pastatų įdomių. Rengės muižą, Rūbos skolą. Enu per tom kaimėlį niek nefilmavau, nes kažkaip žmonės, manom, skersą žiūr keista. Gal kažkoks šnips valkščių čia su kareivišku koprin, kareivišku kepu. Tai važiuoju kažkaip atėjau kitų dvarą. Nežinau, kur ėti, nes telefoną palikau mašinu. Tai va, ten kažkas matos. Enak pasižvalgysim. Nežinau, kiek čia gal vakščiuoti, kiek čia gal konfilmuoti. Bet prasėti aš manau gal. Čia gal ryta mokykla, nežinau. Arba ten. Koks grožis vandens bokštas. O, ką gražiai. Ten daug sėdi žmonių, vežimėlius, ratelius. Nežinau, ten gal ir nesėm. Kaip įdomi. Aišku, vidų nesėm. Krepšinė aikštelė pakalnė. O tai, kiek suprant, buvo vis baseins, ne baseins, fontans. Darbininkas vakščiuoja su telefonu kalbas. Koks vandens bokštas. Pats pirmas užrašas labai juokingas. Ten priekį kažkoks gyvenams nams. Toks kaip aplėst. O mums aplėst pastatą labai tinka. Žiūriu, kažkas pamėts.
Agdam 22 procentų. Tradicionoje, krėplinoje, fruktovoje, bėlojo vino, kažkas pamėts vyną. Labai gerai. Espalėtų tvinkinštą. Gal jau nesi kitų malūną. O, ten ir tas malūns. Tas keliuks įvedė kitų malūną. Nežinau, vertai ėti. Bet, kad daugiau niekur nuėti, taip bandykiam. Gal pėdas vakščio kažkas. Aikas! Bля, toks jausmas, kad gyvenčia kažkas. O, siaubas. Turi kuprinė prožektorių. Yra kėdė. Žmonių salų gerą. Ir pavyzdys. Ir dar nėra išgirs iki galo. Nu, žodžiu. Žalė nupjauta. Geras taks, geras keliuks. Gali savo atsileidti žygiauti. Ant tą malūns įmatuos, va. Nu, teisė žmognims į kaim pataikiau. Dabar nežinau, net. Anam. Gal nieko nesakys. Bet dar ir grįžti reikės atgal. Nu, kom padarysi? Kažką iki malūną reik nuėti, ne? Kad ir per kėjimą. Nežinau, vertėja tikėnu. Paprastas, o, paukščiuką. Paprastas išlauk akmenų, beiški plytų. Pamūryts malūns. Oho. Na, jau bet jau greta. Nusprendžiau pro žmogaus kėjimą atgal nebegrįžti. Esu dabar teisę į kelį. Čia štai jau netoli matus kelsi vėl, paskiau taip į šoną ir link bažnyčias. Žodžiu, grįžau į mašiną. Nesupratau, kad be telefono nieko gero nebus. Droną neant pakelti. Buvau nuėjęs prie malūną, o droną be telefono nepakelsi. Žodžiu, galvoju, kad pirmyn atgal nebevakščios. Važiuosiu iki kapinių, ten, kur greičiausiai buvo pirmoji bažnyčia, Rūbas. Bandysim paieškoti tos veids, kur ant stovėjai. Paskui iš tos veitas, iš tų kapinių senųjų esam iki kitos bažnyčias, katros irgi griuvėsi ir lėki. O iš ten žiūrėsim, važiuosim, ar esam iki mokyklos, katrą labiausiai ir norėčiau pamatyti. Žodžiu, važiuom, užrašas Rūbas kapė ir kažkas tuo, kai pasukau, žiūriu, net į kapą, kad rumunį reka. Tai bišpėjau į priekį, nežinau, kokį 100-200 metrų.
Dar vienas kapinis. Tai būtent tos kapinis, kad Rumunijai reikėtų, nes tos kapinės ir buvo pirmoji bažnyčia, kad rasūdė per Pirmą pasaulinį karą. Tokį vartą. Tai ekiam ir paieškokiam, kur stovėjo ta bažnyčia. Norėčiau surasti altoriaus akmens užrašas. Ir tada bus aišku, kur stovėjo ta bažnyčia. Vietų paminklas toks akmuo. Vat akmens ir iškojau. Čia tokia aukštumelė. Čia tų vietų ir buvo arba pirmoji bažnyčia, arba koplyčia. O tas akmuo reiškia, tų vietų buvo altorius. Biški. Bandžiau pavalyti samanas, bet vis tik niek neskaityti. Kon žygiausiu iki kitos bažnyčios. Kulėjant tvorą. Visiems keliautojams, tyrinėtojams puikiai žinom tą bažnyčią. Prieš 10 metų ir aš buvau čia atvažiavęs. Pasidariau kelis nuotraukas. O ten ženklus, kad Lietuvos Seinas 500 metrų. Žiūrėkime vidų. Net lungų rėmą lieka dar. Stumai tokie. Spartinis plytų. Oho. Atžygiavau į dar vieną vietą ir ruošis mokyklą. Bet ten nežinau, ką pavyks patekti ar prasibrauti. Matau ženklus, kad privati teritorija ir vaikščioti negalim. Bet mes rizikausiam. Turėtum pasiskombinti, kad įėti. Bet ką pašlatvišką pakalbėsiu. Kamerų nematau. Nebent medija kur nors. Rengų, Pagasta, Rosas, Tautas, Skola. 1881. Paslapame vietų. Puvęs gal pastat nevakščiuosiu. Išplėšta nieko nėra įdomiausia. Iš tos postai visai baisiai atrodo. Kad į privatus pastats, kad į neled lundžiuoti. O, pelėda. Neverta jau antrą aukštą lipt, nežinau.
sugriausi. Taip, kai žiūri, labai gražiai atrodo. Dabar pastebėjau, koks gražiai durys buvo. Ten ta viršutė indelis va. Kaip bažnyčios, kaip Anglijoje kokio. Nu, žodžiu, kaip viskas. Mums pasivakščiams ir vėl kaip baigts. Nešu vyžas iš čia, kol nieks neatvažiavo, kol nepričiopa. Jeigu atvažiaus kas, jeigu taip galėtų būti. Žodžiu. Smagu, jeigu pažiūrėti iki galo, smagu, jeigu pateka. Iki kitų kartų.